Sveiki. Ir prireikė man padaryti tokį dalyką, kuris cikliškai turėtų perjunginėti vieną iš daiktų. Tai va, naudosiu va tokį timerį. Jisai iš tikrųjų ganėtinai pigus yra ir gan lengvas yra padarimam. Tai nuo 2 iki 5 voltų ir nuo 2 sekundžių iki 1000 valandų gali veikti. Yra daugikliai. Čia va yra daugiklis. Būtų iš 8. Šitas va daugiklis, bet čia va jeigu užtrumpinsim, būtų iš 64. Arba jeigu abu užtrumpinsi, tai bus daugiklis iš 512. Tai gan įvairus ir tai reiškia nuo 2,5 voltų iki 20 voltų. Bet man užteks iki 12, tai irgi daug, ganėtinai didelis diapazonas. Sujunginėsiu, pasižiūrėsim, kas gausis. Tai va, pabandysim užlūdyti. Kiekvieną kontakčiuką. Kad paskui būtų lengviau lituoti prie jų. Nu va. Galėsiu išbandinėti, kaip veikia. Iš tikrųjų galėčiau apkepdėti, bet aš su pincetu užtrumpinsiu. Trumpinasi, tai pasileidžia timeris va šitas va 2 kojas. Užspaudus. Šitas 2 spaudė ir jisai pasileidžia. Paduosiu dabar į timerį srovę. Tai būtų, nustatau 6 voltus. Tai pliusai, kaip minėjau, čia, minusas šičia. Ir paleidžiu, mėlynas dega ir nustoja degti. Taip, raudonas dega, kažkiek pereina srovė. Paleidžiu, mėlynas dega. Persijungia. Vadinasi, veikia. Na va, sujungus 2 timerius per tranzistorių, gausi toksai variantas, kad veikia taip, kaip ir norėjau, cikliškai.